patrulis stažuotojas Budulis. Nu? Lygiuot. Ramiai. Į mokamą į budėjimą po automobilius bėgte. Marš! Žemė, 2001 metų rugsėjo 9 dieną. Lietuvos Respublikos erdvėlaivis Perkūnas išvysto maksimalią trauką mėnulio kryptimi. Mėnulis valio tos pačios dienos vakare. Tai tik mažas žingsnelis žmogaus gyvenime, tačiau milžiniškas šuolis Lietuvos istorijoje. Ant kalno mūrai joja lietuviai, ant kalno orbita stovi mėnuliai. Sutikime laidos vedėją Algį Valio. Labas vakaras, brangus Lietuvos žemės gyventojai. Šiandien savo kajutėje prabudau ir atsikėliau iš tos kojos, todėl esu gerai nusteikęs ir net sugalvojau bajerį. Paklausykime, kas būtų, jeigu į Grūto parką nuvežtume Virgį Stakėną ir Vytautą Kernagį, a? Vudstokas! Surimtėkime. Bet kaip ir šaugo mūsų Nijolė, a? Brangų žiūrovai, šio seanso metu mes pakalbėsime su jumis apie džipus, pensininkus, tramvajus ir naminius augintinius. Mielas Tamstelė, kaipgi jūs ten gyvenate ant Lietuvos? Dėkui. Va, užvedėt temą, va. Turėjau žygalį, 73. Itališko modelio. Buvo. Ir svarbiausia, laiku ir gerai pardaviau žudikaviniam. Patruliais prisistatė. Reiškia, bet gerą žygunys buvo. Atbulinių ant 40 į kalną užvarydau. Dabar pačiu važinėlę. Laksto, va, liuks pardaviau. Va. O kodėl pas jūs tokios mašinų su žiguliuku važinėt reikia? Ką jūs jau tokie neturite pinigo niekad nepasidarot? Labai panašu, vieną žodį. O, kokia tema, va, gerai, kad dabar užvedėt man ant šitos temą. Reiškia, dabar girdėjau, reiškia, Vilniui tramvajų, reiškia, nori įvesti Lidiją. Ateit, kaip Strasbūre, važinės ir čia. Na kam, da, tramvajų, viškai reikia kažkam ant bėgių, kažkas nori padaryti pinigų. Lietuviai yra svetima, vis tik nemaloniai gali nuteikti iš tramvajų. Vis tik yra traukinys, kažkoks dundėjimas, reikia, gali priminti tremtinio sunkiai dalį. Nemalonu yra, nemalonu. Čia tas pats, man atrodo, tie bairiai, kaip ir su oranžiniais dviračiais, tai gerai, padarom. Čia, rožinius motociklus su lapšeliais, arba džipus žydrus, reiškia, šūkį iškelkim. Džipas išrastas, važiuok žydru. Blecha, jo, kas čia? Na gerai. Bet ir išstorėjogi ta mūsų Nijolė visai išbujojo. Manyčiau, pats metas būtų ją paskersti. Gerai, man jos irgi gaila, aš pajuokavau. Ir reikėtų susprogdinti. Mėly žiūrovai, jeigu kada nors norėsite parduoti automobilį, žiūrėkite, kad tai jokių būdų nebūtų džipas, o pirkėjas, kad nebūtų Budulis, nes gali labai blogai baigtis. Na, Buduli, atsiprašau, Nijolė, einam aš tave. Ant tavęs pajudinėsiu. Oi, liau. Nu va, pagaliau turiu ir savo aikštelę, nors vienas legalus bizniukas. Na ir pavadinimas, žinai, Budulio šėlsmas. Audilka, tautinė mašinikė, tik gaila, bičiulis galą gavo su ją. Buduli, gerai pagalvok. Ką tu mane aiškini, pats pabandyk išrink mašiną. Nu va, Audilkos vairas, geras, reido, sportinis. Įdomu, ko žąsinas vėluoja, kiek dar tam laiko jam liko. Einam pažiūrėjai. Galvok, Buduli. Suk smegenis, mąstyk. O, broleli, mašina, kiekviena istorija atskira yra. Kam žiūrėk sugedu, kas po avarijos, visi pas mane atitempia. 200 baksų už nevažiuojančią, 300 už važiuojančią. Bembelis va pavyzdžiui. O, kiek bachuriukų galą gavo su ją. Nespėjau palaidoti. Na ką darysi? Bet vis tiek, laidotuvės kaip ir mano biznis. Golfukas, chuligano mašinikė, narkodileris važinėjo anksčiau su ją.
Nu bet kurgi ta žąsinas? Skambino, kvietė mane. Sakė, kažkokį bizniuką turi. Turėtų privažiuoti, turėtų. Betgi vėluoja, kaip visada. Visada vėluoja. O, tu ką, išpradėjai? Tu ką, finagiau visai? Мишка! Ой, ты, браток, 100 лет студим! Senas balbėsas, o bajeriai tokie pati, ane? Galvok, buduli, galvok. Mąstyk, buduli. Mašinos, šiaip tas petukas pas mane neatvažiuotų. Nu tai va apie mašinas. O tu, bratanai, klausyk. Žinau, kad atvažiuoji tai ne šiaip savo, bėda matyt, prispyrė. Klausyk, Nu, gal gali džipą nupirkti? džipą nupirk. Babos reikia. Klausyk, nevažiuojantis 200 baksų, važiuojantis 300 baksų. Galiu atsiskaityti iš karto. Tai kokį tu džipą man, broliuk, nori parduoti? Šitą. Žinai, buduli, jeigu kas nors man pasiūlytų tokį džipą, tai aš tikrai duočiau jam į galvą. Pala, žąsinė, tu ką dabar čia? Taip išeina mane pagaidinti nori, mano autoritetą pažeminti. Tu, mano automobilį, man pačiam parduot. Klausyk, mano automobilį, tu, žąsinė, aš tau galvą subaladuosiu. Tu ką, aфигел? Žąsinė, užytų, mano mašiną pardavinėjai man. Svolačiau, tu į mano aikštelę atveži mano mašiną. Brunelį tu. Tokį pažinau ir ant beisbolo lazdos pavadino. Mes nutraukėm savo ryšių seansą tam, kad reklamos į vėl užmėgstume. Kaip ta kiaulė greit nusipanėka dykur. Kalba orbitos kapitonas Algirdas. Kaip išaugo ta mūsų kiaulė, brangų žiūrovai, neįmanoma žiūrėti tarsi penkmečio statybos. Brangus mano draugai, mums teks pirkti jai apinasi, kol jinai nepragraužia kokį nors gyvybiškai svarbaus mūsų stoties kabelio. Brangus bičiuliai, atkreipkite dėmesį į Žemės reikalų ministrą Tamstą. Mėly Lietuvos žmonės, reiškia ir kiaulių augintojai. Žiūriu aš į tą kiaulę ir galvoju, kaip jinai vis tik tai greitai tunka, eina doron. Tai saka, reiškia, galima daryti išvadą, jog kiauliai kaip danguje, taip ir ant žemės. Vienintelis yra uždavinys nusipenėti ir užknysti visus negyvai. Tai sakant, reiškia, atsiprašant. Tačiau kiaulė ne žmogus, o tik žmogaus vystimosi stadija. Mūsų valstybės žengimo Euroatlantinio sąmonėjimo vystimosi keliu kiekvieno lietuvio uždavinys yra nenusipenėti kaip kiauliai, o reiškia laiku ir kruopščiai užrašyti skaitliuko parodymus ir už juos susimokėti. Tai sakant, atsiprašant, tai yra kiekvieno tikro piliečio pagrindinis uždavinys gyvenime. Atsiprašant. Mėly Lietuvos žmonės, viešai ir atsakingai pareiškiu, nesvarbu man, pagarsit mane už tai ar ne, pareiškiu, kad atėjo lapkritis. Atėjo lapkritis, lauk gruodžio. Pasaulio bankas už mūsų valstybės skolas sutrumpina mums dienas. Ir mums taip reikia ir nieko čia bus blogo. Taigi, šios dienos ilgumas yra 9 valandos 10 minučių, kita diena bus 4 minutėm trumpesnė ir visko gali būti kitais metais, to pačiu laiku, dienos ilgumas bus apie 12-14 minučių. Reiškia, grįžtame į Balanos gadynę. Prasideda tamsos, depresijos, alkoholizmo, baimės ir beprotiško, reiškia, šito, kaip jis koks žodis, tai yra sekso laikotarpis. Būkime stiprus šią ilgą ir tamsią Lietuvos naktį. Ar baigiau. Bet kaip ta kiaulė greit auga, visi skinsta, tuoj nebetilps, o jei palaukit nebaig. Na, o dabar, kur buvę, kur nebuvę, pasaulio margumynai. Dėmesio, dėmesio. Ir kągi tokio įdomaus šią savaitę į savo dienoraštį užsirašė prezidentas Valdas.
Mielas dienoraštį. Vakar buvo 75-asis mano gimtadienius, jubiliejėje jūs. Su tuom save ir sveikinu. Tiek daug išeiginių pasidariau, buvo laiko pašvesti. Oi, oi, oi. O štai ką vakarais veikia Jeruzalės buduliai. A girdi, paskolik neperšaunamą liemenę, eisiu į arabų restoraną, kiulė kebabo pavalgyti. Gerai, jau porą kartų peršauta. Ponas Viktor Uspaskich, ar galbūt Uspaskich, Seime pagaliau ėmė mokytis lietuvių kalbos. Lietuvių kalba pagal grožį ir antroje vietoje po italo, suprantate? Mokslo šaknis yra karčios, bet vaisiai saldus. Jūs supraskite vieną dalyką, kad čia nekokia tai prakeikta kirilica. Jūs suprantate, ką aš sakau? Ne. Žymusis Lietuvos Aiskauda Vitkus kažkur keliauja. Tai kurgi minat pedalus, daktarė? Krūti pedalį, pakai galvą, nedalį. Ponai Vagnorius ir Kubilius turi apie ką pasikalbėti per Seimo posėdžius. Gediminai, prašau tavęs, eik iš šito suolo. Nu, ko tu pyksti, klausyk. Nu, Vitai, ir tu buvai vyriausybės vadovas, ir aš buvau vyriausybės vadovas. Galima aš prie tavęs sėdėsiu per posėdžius. Aš ir prabalsuoti iš tave galiu. Ir tu šinuką tau padovanosi, gražu. A tu toks piktas klausyk, ką to Lensbergio bėjai. Taigi jis politinis lavons yra. Nu, aš tau Žemaitiją aprodysiu, per telę nueisim telšiuose. Kunigų seminariją užsuksim, ten turiu pažįstamą. Agir. Tau prie manęs vietos tikrai nėra, tu pats politinis lavonas, čia sėdi Landsbergis ir prašau apleisti šitą vietą, kuo greičiau, jeigu gali. O paimš kas nors nufilmuos mus ir per televizorių užgarsinsiu juokingai ir parodys. Nu, kas bus tada? Tai tiek naujausių margumynų, o dabar žiupsnis senobinių Lietuvos būtovės slepiniobinių. Patriotinis žurnalas Tarybų Lietuvos kronikos. Ilga lino juosta per pamainą išaudžia kapsuko tekstilės fabrikas, raudonasis varatinklis audėjėlis. Socialistinė lenktyniavimo procesui komandoja socialistinė darbo herojus, vyresnysis audėjas Alfonsas Rabanovič. Pagal mano komandą visi pradeda mausti drobulę, porina pamainas meistras ir duoda komandą. Ta pačią sekundę visas cechas paleidžia audimą staklis. Iš visos staklių kakofonijos geriausiai girdisi darbščiausias audėjėlis Salomėjos Buškevič staklė. Ji gerai suderinta ir net skleidžia specifinį garsą. Kada jos guslė užliulioja kitus audėjėlius, fabrikas palidrabotnikai duoda jiems amfetamino. Darbo našumui padidinsi. Vot tada jie duoda garo. Ne veltui sako, kad su gerumo zonu įtinkamam poveikio priemonėm darbas iki ryto gerai priot. Oi. Socialistinio realizmo dailininkui Sergejui Žmuidzinovič zbacać kokią gražią tirlionę, kaip du pirštus apsisioti. Štai čia Kalūkė prūdas, a čia 12 brolių čaikam lakstančių. Čia Kalūkė kūdra į miškas, a čia miškas į Kalūkė kūdrą. Tarybinis moteris smerkia analinį seksą, kad geriau galvotųsi ir cirlioti sektųsi. Socrealizmo dailininkui Sergejui Žmuidzinovič kokią tai seną žabą atnešė vodkį su alum, vadinamą joršiką. Žiūrėk, neprisigerk mardalepas, a to v Sibir po velnių nugarmėsi. Žurnalo pabaiga. Einu pasivaikščiosiu po Mėnulį. Girdėjau, kad ten pilna jodo, kopų ir negyvos dvasios. Po reklamos mes vėl išmėgsime su jumis ryšį. Sveiki ir vėl. Ar žinot, kas būna, kai esi budulis? Gali vieną dieną patekti į teisėsaugos gniaužtus ir bausmės gauti viešų ir visuomeniai naudingų darbų. Tai yra tapti patruliu. Apsaugok viešpatė mus nuo tokių pareigūnų, o nuo nenaudėlių mes kaip nors patys apsisaugosime.
Patrulis stažuotojas Budulis. Nu, Lygiuot. Ramiai. Į mokomąjį budėjimą po automobilius bėgte. Marš. Patrulis stažuotojas Budulis randa šiam automobilį ir vilki šią uniformą dėl to, kad pats paaiškiai, kodėl. aš žinot, viršininkas, grįžau iš kalėjimo, o žinot, draugų nebeturiu, kiek tokių nenusisekusių banditų, kaip aš, ir policiją patraukiau, nes vis tiek, žinokit, gyventojai reikia, o mano žinios gali ir tėvyniai praversti. Žinot, liktinai vis tiek mane išleido, tai ką jau, tarp banditų autoriteto neturiu, tai nu ką, padirbsiu musoru, nu ką. Klausyk, pavalyk gerai langą ir savo pusę, ir mano, jeigu gali. Valyk, sakau. Gerai matote. Ai, mama, oi, kaip Luna parke. Žiūrėk, net operatorius. Oi, palauk. Dėmesio visiems patruliams. Pavogta vaikiško trydalo spalvos Audi 90, valstybinis numeris Juknevičio, Nevesauda, Kentvilas 632. Visiems patruliams gaudykit vakį. Žinau tą Audilką. Esu pats karbiuratoriaus net numerį savo rankom. Perkelęs vienas žąsinas išsipirko. Klausyk, kiek tu uždirbi? Na, aš kur tai 400 ant ranko, o po to dar prisiduriu ten 450. Klausyk, noriu užsidirbti gerai. A kaip? Yra planas chuliganas. Yra čia viena viečikė, klausyk, biški pasuku čia. Užsiparkuosim, apšnekėsim, ką reikia, gerai? Gerai. Aš šitą, kad saulė nešviestų, gerai? Tai koks ten planas yra? Alio? Nu, pas tave Audilka dingo. Atsimeni mane? A girdi, tą atsimeni aikštelę prie sporto rūmų. Po akmeniu padėsi 100 baksų, galėsi pasimti. Nu, Sakyk, kad mes iš patrulių. A taip galima daryti? Aišku, kad galima, nu. Taip galima daryti, atnešk 100 žalių prie sporto rūmų ir nejukauk su patruliais. Klausyk, Budulė, pa kokiu akmenį dėti, ten nėra jokio akmenį. O, gerai, kad priminai. Čia mano laimingas akmuo. Nunešk tenais, vidury tos aikštės, padėk ir ateik čia, lauk. Gerai, Bėg, davai. Kaip įdomu, klausykit, koks kaifas. Pasakė, ant vidurio aikštės dėti, tai pačiavai. Praturtėšim. Nu, grįžtam į mašiną, operatorius. Žiūrėk, kažkas eina. Ei. Davai, sėdėk, nesimusti. Čia anas yra, tai pažįsti, ne? Na, nepažįstu. Dėk pinigus, dėk žąsinę pinigus. Va, deda normaliai. Gal nereikia, man atrodo labai pavojinga čia. Tu ant šūkerio stovėk, tau ką pinigų nereikia. Aš einu paimsiu, klausyk. Kaip tu padėsi? Kaip paimsi? Aš paimsiu. Reikia, kad pavojinga pinigų imti. Paim pinigus. Nu, žiūrėk, jeigu per tave mašiną įkliūsi, kalėjime tu man. Kur? Čia va pinigai, čia. Tavo akmenys man pinigas. Viskas į mašiną, greit. Ramiai, stabdyk šitą. Stabdyk mašiną. Paskui, greit į mašiną. Gražaus pinigo. Ai, dėkas. Kodėl aš už jį pinigus mokėjau? Tai toks čia mano katiniukas. Klausyk, babkės normalios, nepadirbtos. Labai gražiai dailiai supakuotas pinigai. Čia palauk. Čia yra 100 žalių, teisingai, labai gerai. Važiuojam pasidalinti, gerai? Lekiam. Oi. Klausyk, tau neatrodo, kad kažkas paskui važiuoja. Man atrodo, kažkas paskui važiuoja. Reikia įsitikinti, palauk, kad tikrai nesaka. Bet tu kaip 10 metų nesau patrulis čia, atsiprašau. Oi.
Ramiai elkis, lyg tai niekur nieko. Mes pinigus. Viskas ramiai, sėdėm. Stop! STT. Statybos technikumas, ne? Specialiųjų tyrimų taryba. Prašom. O, šildymą įjungia. Aš visų parašus orbito rinkau visų, kad šildymą vėliau įjungtų. Budulis pasirašė, tu pasirašai, aš pasirašiau. Ramanauskas vis tiek savo. Nu, pasiekė. Aš tai bendravotį visų parašus rinkau. Aš neblogai jaučiuosi, aš visai gerai jaučiuosi. Kokia daili panelė. Bijai manęs, kad... Sėskit, gerbiamas Boleslovai. Aš pasakysiu, žinote, kad žmonės šiais laikais ant Lietuvos gyvena šunio gyvenimą. Šunio gyvenimą, Jūs man, šuniškas. žinokit, primenate šunį. Litas! Hei! Eikite! Eikite! Eikite prieš mane! Eikite Filovas! Eik! Piknėsis tu kaip šuva! Negaliu! Ei, šuva! Užleistų man čia kokį valdžios, taip sakant, Seimonų, skandžiau šuboje! Reiškia, ir dabar rašo laikraščiai, kad šunys skandžia žmonės, tai reiškia, žandus išskandinėja. Ir kas laiko to šunys, a? Šitą šunų laikymas yra išpindėjimas absoliutus. Reiškia, aš gyvenime šunų nelaikiau ir nelaikysiu, dėl to, kad esu pats šuns vietoj. Tu padarai geriau gerą darbą, o kiek yra benamių, valkatų, kiek ištrauk iš kanalizacijos vamzdžio. Reiškia, iš globos namų paim kokį deduką gražiai pražylusį, va tau bus veislinis, taip sakant, augintinis. Jį išaugink, jį šukuok, jį vedžiok, jį rytais. Tai tas dėkingas pensininkas savo ir kojas nulaižys, ir pamurks ant kelių, ir dar, sakant, nedirbs, taip sakant, pakėlęs koją, reiškia, ant medelio ko nors. Šalmais, va kur yra, taip sakant, geras darbo nudalytai. Žmonės auginkit, ne šunis, taip sakant, nenervuokit manęs, nevėluokit, akit čia, akit, sau, akit, piktasis sau.